Labas rytas. Žinau, kad daugelis moterų ir vyrų, kurie išbandė būtent šias pagalvėlės, jas yra įsimylėję ir nieko kito nenori keisti. Jas tobulai tvarko pagurkimus, patamsėjimus paakiuose ir pridrėkina paakius, mažina raukšlelės, išlygina paakių odą ir oda po 20 minučių jau atrodo jauniau. Bet tikrai būna atveju, kai tiesiog tu neturi tų 20 minučių ir reikia paakiam SOS pagalbos greitai. Tai tokiu atveju, ką aš darau? Imu gaivinamąjį losjoną, padrėkinu visą veidą ir būtinai praeinu ir paakių zoną. Tada nedidelį kiekį paakių želiuko užsitepu ant paakių ir įtapšnuoju. Jis šviesina, skaistina paakių odą, labai intensyviai drėkina. Jeigu ryte neišsimiegoja, tai padeda atsimerkti tom akim ir nuima paburkimus, jei tokių yra. Ir dar vienas produktas, kurį aš naudoju, tai žinoma paakių kremas su specialiu aplikatoriumi, kuris tepant kremą, po truputį aš jo čia išspaudžiu to kremo ir tepant kremą, masažuojant, paskatina limfos apytaką, kraujo apytaką, toksai kaip ir masažas gaunasi paakiuose tuo pačiu ir drėkinimas paakių zonos labai gerai mažina raukšlelių matomumą, paskaistina paakį vos 2 minutės ir paakiai kaip mat atsigauna. Tai jei turi iššūkių paakiuose, bet negali tam skirti daug laiko, tai šie 3 produktai tau pagelbės viską ištaisyti. Akimirksniu. Aš neįsivaizduoju, ką aš be jų daryčiau, nes kai man reikia greitai susitvarkyti paakius, tai šie 2 produktai yra pats greičiausias visų paakių iššūkių sprendimas.